Tėvam tau šitą nuostabų rytą. Dėkoju tau, brangus Viešpatie, už kiekvieną žmogų, kurį čia šiandien pašaukė į savo surinkimą, į savo eklesiją, Dieve. Dėkoju, kad kiekvieną atvedė į savo šventąją dvasią, išgelbėjai, Dieve. Ir dėkoju, kad pradėjęs gerą darbą mumyse, jį ir atbaigsi. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Prisėskit, mėlyje, šiandien žodžiu dalinsiuos aš. Iš tikrųjų, tai, kaip čia pasakyti, vis galvojau metai po metų, kažkada ir sakau, tai Vėrelas visas, tai dalinkis, o aš tokia, taigi aš negaliu, vaikai mano maži, kaip čia dabar atrodo. Ir tada man Dievas sako, o tai kaip tu galvoji, kaip kiti, tai jau pagimdė vaikus, tai netarnavo, yra ir pastorė, šita mūsų Vilmutė pamokslauja, tai neėmė motinystės atostogų, tai buvo, kada tarnavo ir aš tokia sakau, tai gerai tada. Ir kažkaip prieš keletą dienų man atėjo mintys, ką aš galėčiau pasidalinti, nes man labai patinka, kada Dievas kalba ir kada mes galim atnešti tai, ką Jisai nori, jo žodžius, jo mintis. Ir aš kažkaip galvoju, gal tikrai, kad Jisai prabilo, kad tai su jums pasidalinčiau. Ir nėra kažkas čia įspūdingo ar ypatingo, taip jau girdėta galbūt, bet aš tikiu, kad jeigu Jisai nori, tai yra mums šiandieną reikalinga. Amen? Tik paprašysiu vaikučių išeiti, nes aš pati dar jaudinuosi, tai man truputį trukdys dėmesį jų kalbėjimas. Gerai? Į vaikų kambarį. Išves gerai. Tai ką, mylimieji, jūs visi esat nuostabus Dievo vaikai, džiaugiuosi, kad Dievas iš čia kiekvieną surinko, pasaky, kaip gerai, kad tu esi čia. Tu esi labai brangus ir labai, labai mylimas. Amen. Amen. Ir aš tikiu, kad Dievas išsirinko pastorium, šitos bažnyčios pastorium Vėrelą. Tai yra žmogus, kuris pradėjo šitą darbą. Ir esu jo pagalbininkė ir dovanos kaip žmogaus, kuris tas pirmas yra, tai tas žmogus, kuris sustovi visas audras, kai sunku, kuris sako, aš vis tiek būsiu, aš tokios dovanos neturiu, tokia turi jis, todėl aš sakau, kad tai yra jis, bet aš turiu kitą dovaną, tikiu, kad turiu. Manau, kad Dievas davė man mokytojos dovaną, nes aš pati įtikėjau, man neužteko, tiesiog tikėk Dievo žodžiu. Nes tai parašyta, man visada patiko, kodėl knistis, kodėl man reikia išsiaiškinti tiek, kad aš žinočiau, kad dabar tai aš žinau, kad tai yra tiesa. Ir aš manau, kad tai yra todėl, kad ir iki šiol man patinka, giliau patinka, kiekvienas mes turim savo dovanas. Ir dėl to šiandien galvodama apie tai, ką Dieve tu nori prakalbėti savo žmonėm, aš manau, kad išgirdau jo balsą, tikiuosi, nes jis kalba mum į širdį per mintis. Ir ką norėjau pasakyti, kad mūsų tikėjime yra du patys svarbiausi, sakyčiau, dalykai. Patys svarbiausi dalykai, kurie yra reikalingi mūsų tikėjime. Ant kurių statosi viskas. Čia yra kaip pamatas, be kurio tu negali statyti, tu negali bėgti toliau, jeigu nėra šitų dalykų. Tu negali išmokti eiti toliau, jeigu nėra tų dalykų. Ir tai yra du dalykai, kalbėsiu apie vieną, akcentuosiu, bet paminėsiu trumpai kitą. Ir netgi yra žodyje Mato 7:25, kad pakilo lietus iš Tvino upės, pūtė vėjai, daužėsi į namą, į kokį namą, galima sakyti, perkeltinę prasme mūsų gyvenimo namą, tikėjimo namą, bet jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Ir aš tikiu, kad ta uola yra Dievo žodis, bet ir yra bendravimas su Dievu. Tai yra du patys svarbiausi dalykai krikščionybei. Patys svarbiausi dalykai, ant kurių statosi viskas. Ir jeigu to nėra, tai tada mes niekur negalim toliau eiti. Ir vienas iš jų yra labai svarbus. Mums kaip Dievo žmonėms ir ką mes čia darom, mes klausom Dievo žodį. Mums yra labai, labai svarbu pažinti Dievo žodį. Pažinti, kas čia yra užrašyta, kad mūsų niekas negalėtų apgauti. Ir ne tik čia visas istorijas pažinti, bendrai, koks yra Dievas, kas jis yra toks. Kad tau ateis pūs kažkas arabus ir tu sakysi, čia ne mano Dievas yra toks. Ir man patinka rašto vieta, kuris sako, kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokymo, neturi Dievo. Neturi Dievo. Ne visi, kurie kalba apie Dievą, turi Dievą.
Nes daug kas sako, toks Dievas, anoks Dievas, trečioks Dievas sako, kas peržengia Kristaus mokymo ribą, neturi Dievo. Gali kalbėti, kad turi apie Dievą, bet jeigu tai, ką žmogus mokina, nėra jo evangelijose, nėra esmė Naujojo testamento, tas žmogus neturi Dievo. Kas laikosi Kristaus mokymo, tas turi tėvą ir sūnų. Jono laiškas 1:9. Antras Jono laiškas, 1 skyrius 9 eilutė. Todėl mums yra labai svarbu suvokti, kad visas mūsų tikėjimas turi remtis Dievo žodžiu, mes turim jį labai aiškiai pažinti, mes turim žinoti, kas yra jame parašyta. Kartai žmonės papostina kokias tai mintis iš interneto ir tu jau pažįsti Dievą, tu žinai, koks jisai yra ir tu supranti, nugi čia visiškai yra ne jis. Gera kažkokia mintis ten, nebendrauk su tais, kurie tau padarė blogo, atsiskirk nuo toksiškos aplinkos ir viskas, tai fainai, gerai skamba tikrai, ne? O tu žinai, raštas ką sako. Ane? Sako, laiminkite jūs keikiančius, melskitės už tuos, žinai, kurie jums daro blogo. Ir tu sakai, bet mano Dievas tai ne taip sako. Ane? Netgi sako, kad ta pati toksiška aplinka gali man taip pasitarnauti ir mane užauginti. Nes sako, išbandytas tikėjimas. Ir kai tu skaitai ypatingai, pavyzdžiui, aš labai mėgstu laiškus, jeigu tingi skaityti, pasileisk įrašus. Aš, pavyzdžiui, negaliu kartais užmigti, sunku, nerimas, aš pasileidžiu iš YouTube'o, Naujasis testamentas ir klausau. Ir staiga kažkokia vieta man pykšti ir įstringa, iškrenta kažkokia rašto vieta. Tai va, jie galima vandenuku. Todėl mums vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra tai, kad mes pažintume jo žodį. Aš atsimenu, kai aš dar įtikėjus labai blaškiausi, aš Dievo žodžio nepažinojau, man labai buvo sunku skaityti, nes Biblija tokia didelė, nuo ko pradėti. Paskaitai, ten gauni kokius nesąmoningus apreiškimus, o visa Biblija tu gali ją sudėti į tam tikras ribas. Ir buvo, kad aš vaikščiau pas tokį bioenergetiką, tokį ten šamaną, ir aš nusivedžiau savo draugą, sakau, bet jis remiasi Bibliją, 10 Dievo įsakymų, jis daro knygą parašęs, kaip tu laikaisi, kaip viskas veikia. Ir mano draugas, kurį aš atsivedžiau, dabar jis yra jaunimo pastorius Kristaus paliepime, sako, čia kita dvasia, Eglė. Kur tu matei Biblijoje, kad su virgulėm tau nustatytų tavo lygį vaikščiodamas? Nesvarbu, kad yra kažkokių priedų, bet Biblija to nemokina. Kur tu matai, kad žmogus tau atleistų nuodėmės? Biblijoje parašyta, kad Jėzus atleidžia tavo nuodėmės. Ir pažindamas jo tiesą, jo žodį, tu pradedi atskirti tai, kas nėra iš Dievo. Tai, kas vadinasi Dievu, bet nėra Dievas, nes peržengia jo mokymo ribas. Amen? Todėl taip svarbu yra pažinti Dievą. Aš skaitau tada, tiesiog skaitau, laiškus, yra laiškai skaitai, evangelijas skaitai, istorijas kažkokią Seno testamento, bet vėl netgi gerai, kad tu turėtum žmogų, kurio tu gali pasitikėti ir paklaust. Kaip čia taip yra, kodėl čia taip yra pastoriui, pavyzdžiui, taip svarbiausia, pastoriui. Dievas davė šį žmogų ir davė jam dovaną, tokią, kokią davė ir poziciją. Jo paklausti, kodėl čia taip yra. Amen. Todėl mums labai svarbu yra pažinti Dievo žodį. Labai svarbu. Ir kai tau ateis kažkas kalbės krikščionišku, galbūt net krikščionišku ar kažkokiu dvasiniu tekstu, tu sakysi, bet čia ne mano Dievo mokymas, čia ne mano Kristaus mokymas. Gražu, fainai skamba, bet ne jis. Ne jis, aš jį matau tokį, koks jis yra. Evangelijose, laiškuose ir jis nesikeičia. Amen. Ir net iš vienos tų žodžių, iš ko dabar antras dalykas, kuris yra labai svarbus ir pats svarbiausias, pasakyčiau, po Dievo žodžio, tai yra bendravimas su Dievu. Bendravimas su Dievu. Ir galbūt tik tais taip įterpsiu, kad kai kurie, žinot, kai žmonės sako, tau nereikia bažnyčios, tu ir vienas gali. Aš sakau, brangieji, ką jūs skaitote laiškuose? Aš noriu paklausti, ar laiškai yra skirti vienam žmogui, kažkokiam Pilypui, kuris sėdi ant kalno ir bendrauja su Dievu. Jie skirti bendruomenėms. Jeigu žmogus eina prieš bažnyčią, jis yra ne toj dvasioj, nes Dievas įkūrė bažnyčias. Ir jis sako, aš kažkokioj visuotiniai bažnyčiai, kur mes visi viena. Pas Dievą buvo skirtingos bendruomenės su skirtingais vyresniaisiais. Visi kartu mes viena bažnyčia, bet laiškai yra skirti skirtingiam vyresniesiems.
į tą vyresnį kreipėsi, sako, ten tai yra gerai, o tokios yra problemos, Paulius. Ten yra gerai, bet yra tokios problemos. Pas Dievą yra skirtingos šeimos, o ne vienas, kaip vienas pastorius sako, kosminis buljonas. Kam tu priklausai kosminiam buljonui? Aš niekam, Ne. Tai kita dvasia. Mano tėvas mokina, kad yra jo nuotaka, jo bažnyčia, bendruomenė su aiškia struktūra, su vyresniaisiais, jo numatytais. Tai yra mano tėvo balsas ir aš jį pažįstu. Iš kur? Iš jo žodžio. Net kitą kartą, kai man buvo taip, kad aš tarsi įtikėjus ten, aš tik jau ten blaškiausi, po to Dievas mane sugaudė. Galvoju, gal grįžti į katalikų bažnyčią. Ir žinot, kada Dievas man pasakė, ar tu galėsi eiti kompromisą su mano žodžiu, kai tu žinai tiesą, ar galėsi pritarti kompromisui. Ir aš suprantu, kad ne, nes mes šiandieną išmokom, kas tik peržengia ribą, Kristaus mokymo ribą, neturi ir Dievo. Aš kitam gal ten neaiškinsiu, kaip tu čia tiki, kaip mane kartais pasikviečia, o kodėl tu va taip tiki? O aš sakau, todėl, kad man yra labai brangus Dievo žodis ir aš nenoriu eiti į kompromisą su tuo, ką man paliko Dievas. Aš negaliu daryti kitaip, negu jis liepė, nes aš tada seku kitą dvasią. Korintiečiams sakė, kodėl jūs priėmėte kitą Kristų, kuris yra Kristus, bet kitas Kristus. Nes jis netoks, apie kurį kalba šventas raštas. Sako, kitą Kristų, kitą dvasią, įsivaizduokit. Galima priimti ne tą Kristų ir ne tą dvasią. Wow. Amen. Todėl taip svarbu žinoti savo Dievo žodį. Taip svarbu žinoti, kad niekas manęs nesuklaidintų, nes aš žinau, koks mano Dievas. Aš žinau, kad jis sukūrė bažnyčią. Aš žinau, koks jis yra. Iš kur žinau? Iš jo mokymų. Iš jo žodžio aš žinau, koks jis yra. Aš žinau. Man nereikia kažko. Aš žinau, koks jis yra iš jo žodžio. Nes netgi tai, ką jis man kalba, tai niekada nebus kitaip negu jo žodis. Nes jis man paliko saugias ribas, kad mane apsaugotų. Mane apsaugo, sako, net jei angelas iš dangaus ateis ir skelbs jums kitą evangeliją. Reiškia evangeliją, bet kitą. Ne tokią, kokia jinai yra parašyta. Dėl to tas žodis mums visiems, kaip tikintiem, yra labai labai svarbus. Ir aš džiaugiuosi, kai mūsų va ir Perla, kiekvieną dieną aš matau, kaip tu dedi švento rašto vietas. Aš taip džiaugiuosi, kad žmonės myli Dievo žodį, jį skaito. Amen. Ir tai yra labai svarbu, bet šiandieną tai yra tik pirma dalis. O antra dalis yra apie ką? Yra apie tai, kad antras pats svarbiausias dalykas, be kurio nei pro kur, tai yra mūsų bendravimas su Dievu. Ir šiandieną mes galim, žinot, mane tai stebina, nes krikščionybė kažkodėl jinai tokia yra, kartais žmonės tiek daug žino, jie mokosi daug ir viskas gerai, jų pučiasi, bet kai tu sakai, kaip tavo maldos gyvenimas, pavyzdžiui, kai aš buvau atkritusi jogą, ten buvo pats svarbiausias dalykas, tai buvo tas meditacija, tas jų susitikimas. Jie ten valandom sėdėjau, nes jie suprato, kad tai yra reali praktika. Iš teorijos ateiti į praktiką, tai būti toj dvasioj. Ir aš irgi būdavau, išeini iš kūno, tu ten plaukai visatoj. Žodžiu, vienas pas mus toks buvo, nesugrįžo, tad nepatariu praktikuoti, radus sustojusią širdim, pasakodavau, jog išeina iš kūno. Bendrystė su Dievu, tai yra tai, kada mes, suprantat, mes mokinamės teoriją, mokinamės ir bendravimas tai yra praktika. Ir jeigu ta praktika neprasideda, niekas neprasideda mūsų gyvenime, nes viskas ateina per bendravimą su Dievu. Viskas ateina per bendravimą su Dievu į mūsų gyvenimą iš Dievo. Viskas. Ir aš noriu perskaityti jums, žiūrėkite, kelias rašto vietas. Ką matėme ir girdėjome jums, mes skelbėme jums, kad ir jūs turėtumėte, 1 Jono laiškas, 1 skyrius 3 eilutė. Ką matėme ir girdėjome, mes skelbėme jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis, o mūsų bendravimas yra su tėvu, pasakyk su tėvu, ir su jo sūnumi, Jėzumi Kristumi. Pasakyk su tėvu ir su jo sūnumi, Jėzumi Kristumi. Ir taip pat, 2 laiškas Korintiečiams 13:14. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios, kas?
bendrystė, bendravimas. Kurie visi sako, nereikia su dvasia bendrauti. Aš sakau, bendravimas, raštas sako, čia būna su jumis visais. Pasakyk bendravimas. Šventosios dvasios. Ir mes matom, šventas raštas išskiria 3 asmenis, ne? Netgi kiti, kur sako, kad nėra 3 asmenų, žinai, čia nesąmonė 3 dievės. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir su jais bendravimas. Pats nuostabiausias dalykas, kas įvyksta mūsų gyvenime, kai Jėzus ateina į mūsų širdį, apvalo mūsų nuodėmes, mes galime bendrauti su šventu Dievu. Jo dvasia gali mus aplankyti, jo dvasia gali legaliai dėl Jėzaus Kristaus kraujo veikti mūsų gyvenime, nes Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mūsų nuodėmes ir dėl to šventas Dievas, šventoji dvasia gali ateiti į mūsų širdis ir į mūsų gyvenimus. Dėl jo aukos, dėl Jėzaus aukos. Amen. Gali ateiti šventoji dvasia į mūsų gyvenimus. Ir mes galim, man pavyzdžiui, buvo taip, kad aš labai po tėčio mirties, pavyzdžiui, išgyvenau didžiulį nerimą, išgyvenau didžiulį liūdesį po tėčio mirties. Ir aš nežinojau, į ką man kreiptis, nors atrodo, aš lankiau tą katalikišką bažnyčią ir visą kitą, bet tu kaip dainas atidainuoji ir viskas. Tu nesupranti, kad ta giesmė tai tau turi santykį, kažkokį pokytį nešti į tavo širdį. Arba tas maldas atvarai tiesiog, bet nesupranti, kad tai turi būti tau kažkokia reali pagalba tavo gyvenimui. Amen. Ir tas susitikimas, tas kreipimasis į Dievą, kada tu ne tik kreipiesi, kaip kažkokią dainą sudainuoji, religinį eilėraštį pasakai, bet kada jis atgal aplanko tave. Tai yra pats nuostabiausias dalykas, ką tu patiri įtikėjęs. Kad tu ne tik kažkokius religinius dalykus kalbi, dainuoji, ten sakai, ritualus, bet kad jis ateina ir aplanko tave. Amen. Ir aš atsimenu, kai aš įtikėjau, aš kažką nusidėjau, padariau ne taip ir aš atsikėliau ryte ir galvoju, kad tik neprarasčiau to artumo, kurį turiu. Jis toks nuostabus, toks gyvas, Jėzus tapo man artimas, jis tapo mano draugu, jis tapo kažkas nuostabaus mano gyvenime. Amen. Ir bendravimas su Dievu tai yra tai, ką mes gaunam nuostabaus ir brangaus ir jis turi prasidėti ir jis turi vykti ir jis turi vykti tokiais 2 kryptim. Mes turim pradėti su juo bendrauti, su tėvu, sūnumi ir šventąja dvasia asmeniškai. Ir turim bendruomeniškai bendrauti. Ir aš apie tai perskaitysiu. Dabar šventą rašto vietą. Jono 14 skyrius 16 eilutė. Ir aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą guodėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumyse, nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Ir žiūrėkit, kas yra nuostabiausia. Tėvas yra danguje, Jėzus yra danguje, bet Dievas mums davė į žemę, nepaliksiu jūsų našlaičiais ir duosiu ką? Šventąją dvasią. Šventoji dvasia yra čia su mumis. Kai mes patiriam tas ašaras, tą išlaisvinimą, tą artumą, tai yra mes patiriam šito 3 asmens veikimą mūsų gyvenimuose. Amen. Ir tai turi prasidėti mūsų asmeniniam gyvenime. Ir kaip man prasidėjo, aišku, aš kažkiek meldžiausi, jau įtikėjusi. Bet aš žinojau, kad yra dar kažkas daugiau. Ne tik tais tiek, kiek aš meldžiuosi. Ir aš tiesiog kažkaip sužinau, kad yra kažkoks autorius, kuris kalba apie tą artumą. Ir aš perskaičiau, gavau ten knygą, kažkas man davė patepimas. Atsiprašau, nekalbėkite. Ir man padavė knygą apie patepimą, bendravimą šventojo dvasioje. Ir aš tiesiog pradėjau skaityti tą knygą ir aš pradėjau norėti to, ką turi autorius. Ir jis kalbėjo, kad pradžioje jis kalbėjo kaip į orą, kaip į nieką. O po to jis išgyveno, kad šventoji dvasia pripildė visą kambarį.
Ir aš irgi tai pradėjau daryti tiesiog. Aš pradėjau kalbėti su Dievu ir pradžiai tai atrodė, aš kreipiuosi į Dievą, Dieve, man reikia tavęs, pripildyk mane, tenais psalmės skaitau kaip į nieką, kaip tuščia, kaip tu vaikštai, kaip viena sako, tai ką aš čia su savim kalbėsiu, kaip koks beprotis. Gal pradžiai tu taip ir jautiesis, kaip su savim, kaip beprotis. Bet aš vieną dieną tai padariau, antrą dieną tai padariau. Ir kas atsitiko vieną dieną, tiesiog šventoji dvasia pripildė mano kambarį taip stipriai. Elektra buvo mano kambaryje. Jo buvimas buvo, aš nebuvau viena. Aš žinojau, kad jis su manim ir tiesiog jutau visą savo esybę, mačiau jo artumą. Ir aš atėjau į santykį su juo. Ne tik kur aš kalbu jam, bet jis aplanko mane. Dievas, kuris ateina į žemę, kad aplankytų mane, kad pripildytų mane. Jo šventoji dvasia. Ir kas yra nuostabiausia, kad iš tikrųjų aš tuo metu tenais buvo, kad dirbau paprastą darbą. Tenais Maksimui dirbau, aš tiesiog visą stengdavausi vasarą dirbti ar kažkur, nors studijavau klasikinį dainavimą. Bet aš tiesiog atsikeliu ryte ir aš pradedu bendrauti su šventąja dvasia. Ir aš gyvenau tokiam blogam rajone Vilniuje, ten narkomanų rajonas, ten naktį grįžti, kas žino, naujininkus, ten tie narkomanai guli tose laiptinėse. Bet aš grįžtu, kad ir naktį po darbo, man 12 baigdavosi, parveždavo, man nebūdavo baimės. Aš kalbu su tais narkomanais, nes Dievo artumas su manim. Jis ne kažkur, jis su manim, jis mane apgaubęs. Aš dirbu, kažką darau parduotuvėje toje, kurioje dirbau, aš su juo bendrauju, visi pikti, o aš pilna džiaugsmo, todėl kad jo artumas mane pripildęs. O jo žodis sako, mes galim pažiūrėti, kad jo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Mes galim perskaityti. Psalmių knyga 16:11. Jo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Ir aš tiesiog jo artumą taip stipriai išgyvenau. Aš galėjau vaikščioti, tiesiog bėgioti krosą, bet aš ne viena. Kas gyvena, vienatvę išgyvena. Kai jis ateina į tavo gyvenimą, tu ne vienas. Aš atsimenu tokią močiutę, kuri buvo, jos visa giminė ten Rusijoje ar kur buvo. Jis sako, aš užsileidžiu giesmes, aš šoku su savo viešpačiu. Jeigu tu esi jo artume, tu būsi džiaugsmingas. Jeigu tu esi jo artume, tu nebūsi vienišas. Jo artumas keičia mus. Keičia mus, keičia mūsų emocijas, mūsų širdį. Mes ne vieniši, mes pilni. Dingsta baimės jo artume. Aš bijodavau užmigti vieną, aš pasikviesdavau kažką, kai miegodavau, žodžiu, kad aš viena nebūčiau. Bet kai jo artumas ateina, dingsta baimės. Ir aš žinau, kai mane užvaldo baimė, man reikia ieškoti jo, nes jis ne kažkur toli. Jis ateina į mano namus, kai aš bijau, pavyzdžiui, mūsų toks namas, tas raudonų plytų, ten aišku, kas jame buvo, ten rusai užgrobė. Ir kartais, kai viens esi baimės ateina, bet aš ieškau jo artumo, aš pasileidžiu pateptas giesmes ir jo šventoji dvasia, trečiasis asmuo, pripildo mane ir man ateina ramybė. Amen. Aš ieškau jo artumo. Ieškau jo, aš sakau, pripildyk mane šventoji dvasia. Man reikia tave šventoji dvasia, aš trokštu. Aš kartais ateinu čia atrodo visiškai tuščia viskas. Ir būdavo prieš tai, kada tų vaikučių mažiau, aš anksčiau atvažiuoju tuščia, tik patalpos, kas tos patalpos, nieko. Bet tai tampa šventosios dvasios šventikla, nes šventoji dvasia čia ateina ir jo buvimas pripildo. Aš pradedu kalbėti, šventoji dvasia, aš taip trokštu tavęs, aplankyk mane, kalbėk man, pripildyk mane. Ir staiga jo artumas ateina, mano baimės dingsta, mano mintys nurimsta. Džiaugsmas ateina, nes jo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Ir net malonumai per amžius. Atrodo, nieks jau tavęs netenkina. Tu ten tiek skaniausio maisto prisidarai, suvalgiai ir vėl negerai, ne? Ar dar kažką padarai? Niekas. Bet jo artumas mus pasotina. Amen. Ir pats svarbiausias dalykas, po Dievo žodžio, kas ateina į mūsų gyvenimą, tai galėjimas bendrauti su šventu Dievu, su šventąja dvasia. Amen. Aleliuja, taip yra nuostabu, kad mes tai galime turėti. Ir ką toliau noriu pasakyti, dar kiti sako, pavyzdžiui, galbūt tu neturi laiko, nes, pavyzdžiui, kaip pas mus dabar crazy, pavyzdžiui, ši naktis buvo, tai mes ten su Verelu
susitinkam pakeliui viens į vieną kambarį iš kitą. Tai dabar jau tu su šitą nemiegosi, kur pabudo jo aš. Tai gerai, dabar, va taip, va naktį, mūsų tokios naktys, nes Beatričė antrą pabudo ir sakė viso gero miegelį. Ir kartais to laiko mažai yra. Aš atsigulu būna arba dar atsikeliu, nieks nekruta ir aš kalbu su juo. Ir aš žinau, kad tokia mintis buvo, kad negalima lovose, tai aš jums suradau, kad galima. Užtat patikrinkit net ir tuos visus su dirbtiniu intelektu pamokslus. Sako, džiaukitės jo šlove šventieji, giedokite jam savo lovose. Psalmių knyga 149:5. Labai gerai klauptis ant kelių. Labai gerai atsistoti ir iškelti savo rankas. Bet kartais gal tu toks pavargęs, gal tiek rūpešių, tu atsiguli ir tu nukreipi savo mintis į jį ir tu sakai, man taip reikia tavęs, pripildyk mane, išdžiūvus esu, atiduodu skausmą, atleidžiu, pripildyk mane. Ir jis ateina ir atgaivina tave. Lovose, galbūt gėdu jam giesmę, amen. Aš jaučiu kartais nerimas, užmigti negaliu ar kažką. Aš visada galiu ateiti pas jį dėl Jėzaus Kristaus kraujo. Aš galiu turėti jo šventą buvimą, jo šventą artumą, jo šventą ramybę galiu turėti. Ir tai yra privilegija, kurią mes gavome įtikėję, ir tai yra pamatas mūsų krikščionybės. Iš tikrųjų, jeigu mes neturim tos bendrystės, mes negalim turėti džiaugsmo, mes pikti krikščionys. Amen. Neturim tos, mes vieniši, kodėl manęs nieks neaplanko, kodėl anas to nepadaro, trečias to. Aš turiu bendrystę su šventąja dvasia ir aš jai godžiuosi. Sako, jis yra guodėjas. Guodėjas, aš jam godžiuosi. Dieve, išgydyk mano širdį, duok man pagalbą, Dieve. Haleliuja. Jis girdi mane. Aš nesu vienišas, aš einu su juo ir su juo kartu galiu kažkam pakalbėti, paliudyti apie jį. Amen. Tai yra pats nuostabiausias dalykas, ką mes gavome. Ir ką toliau pasakysiu, kad dar, kad jo artume lygos gyja. Pavyzdžiui, žinau, kad aš atėjau tiek lygų, mano mama 3 metų tokią turėjo, kaip, tą knygutę, jo aš asma ten, ojetau, mano ligoninė tai buvo mano antri namai. Mane auklėjami ten prižiūrėti, nes mama tiesiog negalėjo tiek būti. Kai aš atėjau pas jį, mano lygos, nes jo artumas gydo mus. Mano pastorius buvo prieš tai tas narkomanas, turėjo visus hepatitus. Vieną dieną šventoji dvasia nužengė ant jo ir išgydė. Nepraleisk susirinkimų, nežinai, kada tavo išgydymo diena, nes jis veikia kartais labai įdomiai. Net tada, kai tu nesitik, jis gali nužengti ir išgydyti tave. Amen. Ir aš pati stebiu, aš šį kartą ten godžiausi, atviravau, kad spyriau kažkada iš šaldytuvo ir šakės kažkas ten tai koja atsitiko, tikrai gal metus manęs skaudėjo. Bet po vieno susirinkimo šventoji dvasia išgydė, va dabar į ranką, žinokit, aš miegu, kūdikį pasidėjus ir maitinu ir užlūžo man tą ranką. Ir kažkas toks skausmas, bet žinokit, tu kažkaip vis Dievo aplankymai ateina, ne iš karto, bet vieną kartą žiūri, kažkaip ir tas pasitraukė, ir ta asma. Dingo, aš dusdavau ištisai, ventolinas, tai mano buvo, nežinau, guma kramtomoji, su pypke. Ir dar atsimenu, vieną kartą pasakiau, kad asma grįžo ir tikrai sugrįžo. Ir sakau, prisikalbėjau, kaip saugot reikia žodžius, pradėjau dust, tada Andrius dar buvo grįžęs iš kalėjimo, iki negalėjau nueiti. Kaip dust pradėjau. Ir tada Bartkus pasimeldė ir dingo tą asmą. Galutinai. Tai va, kiek daug jo artumas mums duoda, kai mes bendraujam su tėvu, pasakyk su tėvu, su sūnumi ir su šventąja dvasia. Amen. Ir ką tai duoda mums? Tai duoda mums džiaugsmą. Amen. Jo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Tai gydo mūsų ligas. Tai patraukia vienatvę ir liūdėsį. Mes galim kaip ta močiutė šokti, nedėjoti, o kur anūkai, kur vaikai, kodėl nepaskambino, kodėl niekas neaplanko, kodėl niekas nepasteirauja, koks aš nemylimas. Ne, jo artume džiaugsmo pilnatvė. Aš su juo, aš neturiu vienatvės, nes aš ne viena, jūs nebūsit našlaičiai. Aš atsiųsiu jums šventąją dvasią, kuri įves jūs į visą tiesą. Tiesos dvasia, guodėja, tavęs niks nepagodžia, eik pa šventąją dvasią, jinai tave pagos, kaip joks žmogus tavęs pagosti negali. Kiek priskambintum kaiminių ir draugų, nieks tavęs nepagos kaip šventoji dvasia. Amen. Tai va, mėlyjei, ir
galim bendrauti, net atskyrę laiką, bet taip pat mes galim bendrauti bet kur ir visada. Aš tiesiog įsijungiu, būna giesmė, būna kartais patepta, tiesiog guliu kartais lovui ir kalbu su juo, man reikia tavęs, dar kažką. Tu gali paskirti atskirą laiką ir dabar aš pradėsiu apie tą, kad vienas iš tų dalykų ir dar apie tai, kad kai šventoji dvasia nužengs, žiūrėkit, čia labai svarbi vieta. 1 Samuelio knyga 10:6. Labai svarbu, kad pažintume jo žodį. Ant tavęs nužengs viešpaties dvasia, tu pranašausi kartu su jais ir tapsi kitu žmogumi. O mes norim tai pasikeisti, norim, bandom, darom, nesiseka. Sako, ant tavęs nužengs šventoji dvasia ir tu tapsi kitu žmogumi. Ir aš tai kaip tiltą į bendruomeninę maldą noriu įvesti. Aš pasakysiu, kaip keičiasi mūsų moterys, kurios meldžiasi ryte. Ar jūs pastebėjot? Kokios jos laimingos, kokios jos neniurnančios, kokios jos pilnos tikėjimo. O kodėl? Nes tu tapsi kitoks žmogus, kai ant tavęs nužengs šventoji dvasia. O jinai nužengia tada, kai tu bendrauji su tėvu, sūnum ir su šventąja dvasia. Amen? Dievas tave keičia, kai tu bendrauji su juo, tu gali užsispirti. Dabar jau būsiu geras, dabar jau būsiu kantrus, jau būsiu džiaugsmingas. Bet jeigu tu bendrausi su juo, jis keis tave ir visi tai matys. Tau nereikės keisti kitų. Jis keis tave, o per tave keis kitus. Vien tik į tave pasižiūrėjus sakys, aš noriu būti kitu žmogum. Jokių moralų, nieko nereikės. Kažkas su tavim kitaip. Ką darei? Kokią programą praėjai? Tiesiog su Dievu bendrauju. Ir man to reikia. Kai mes bendraujam su Dievu, mes tampam kitais žmonėmis. Kas aš buvau, kai atėjau pas Jėzų? Aš kaip savo dukrom pasakoju, aš turėjau 2 auskarus liežuvį, su kerzais buvau, dar nosį turėjau auskarą šiaip. Jo, aš buvau žmogus, kuris ten apie jokią šeimą negalvoja, aš vis be jokio tokios atsakomybės, man katę augint buvo sunku, 7 vaikus. Ne, tikrai ne man. Aš vaikščiau juodai prisidažius, su kerzais, vaikščiau kelnės, Jonas ir grandinė veršelio. Aš toks buvau žmogus ir sakiau, būsiu tokia ir senatvėj, nes man žiauriai faina būtų tokia. Bet jo žodis sako, kai nužengs ant tavęs dvasia, tu tapsi kitu žmogumi. Vat būtent kas mus keičia, jo artumas mus keičia, jo dvasia mus keičia, jo žodis mus keičia, amen. Jis padaro mus kitais žmogumis. Mes todėl liūdėjom, čia aš buvau toks ir tapau toks. Ne dėl to, kad gerai pasistengiau, bet dėl to, kad bendrauju su tuo, kuris gerai pasistengi. Ir kuris yra gabus mane pakeisti, gabus išlaisvinti mane, gabus pripildyti mane džiaugsmo. Haleliuja. Haleliuja. Ir pasakysiu taip, kad jeigu tu iš tikrųjų, kiti sako, aš bendrauju tik asmeniškai, man čia nereikia tų bendruomeninių. Aš pasakysiu maldų ten ar taip toliau, ten aš su tėveliu. Aš pasakysiu, jeigu tu tikrai bendrauji su Dievu, tu visada norėsi eiti ten, kur yra Dievo tauta. Tu visada norėsi. Būnant, nuvažiuoju prie jūros ar kur ir jau galvoju, kur čia ta vieta, kur visi renkasi melstis, nes tau taip gera būti su juo, kad tu ieškai, kur čia gėda, kur čia šlovina, kur čia aš noriu melstis, aš noriu būti. Ir ženklas, tu nori būti ne tik tais, kad, žinau, kad ten faina susirinkė, žinai, ten mano mama buvo parašęs tokį skelbimuką, sako, kas vienišė ateikit. Ir užkibo viena, perskaitė, sako, vienišė ateisiu, antrą širdelę surasiu. Tikrai Dievas duoda surasti, bet pagrindinis mūsų tikslas yra Jis. Ir net jeigu tame susitikime, kaip aš įtikėjau, pavyzdžiui, ten buvo vien tik tai tokie ten ir kelios pagyvenusios moterys, ir Viorelas ten ir buvo. Bet aš jau, nes aš jo norėjau, man tas pats, kas ten susirinko. Aš su jais kartu noriu būti su tuo, kuris palietė mano širdį, su kurio man gera būti, kuris man duoda džiaugsmą, kuris man duoda ramybę, kuris man duoda prasmę, kuris man duoda viską, ko reikia man. Amen. Ir man nesvarbu, kokios tos patalpos, čia
čia rūmai ar tvartas, bet karalius atėjo. Ir jis atėjo, ir jis gimė tvarte, ir jis gali ateiti bet kur. Nesvarbu kur. Svarbu ten, kur širdys, kurios myli, nori jo. Amen. Ir dėl to aš pasakysiu, kad vienas iš tų dalykų, kai tu tikrai turi tą artimą santykį, tau nesunku bus maldos susirinkimai, tu bėgsi juos. O dar vienas susitikimas su mano pačiu brangiausiu. Dar vienas susitikimas, dar vienas bučinys iš jo, dar vienas gurkšnis laisvės. Ir nekėda čia baigsis, čia jau kiek čia meldžiasi, dar galiu su juo susitikti. Būryje, bet tarsi asmeniškai. Būryje, bet tarsi vienas su juo. Būryje, bet tarsi aš ir jis. Santykyje su juo, tame pačiame asmeninėme, tik kartu. Netgi raštas, aš norėjau surasti tą vietą, bet meilės puotos, šitus susitikimus vadina meilės puotomis. Mes esam čia meilės puotoj. Kokios meilės? Jo aplankymo mus ir mūsų atsakoje. Meilės puotos. Amen. Aleliuja. Ir pažiūrėsim. Tavo į vardą paskelbsiu broliams, susirinkimo vidury girsiu tave. Psalmių knyga 22 mato Dovydas, jisai turėjo artimą santykį, bet jis sako, tavo vardą paskelbsiu broliams, susirinkimo viduryje girsiu tave. Bažnyčios, ne, ten yra dar. Tai va, tai reiškia, ne Dovydas, jis turėjo labai stiprų asmeninį santykį. Bet jis sako, bažnyčios susirinkimo viduryje girsiu tave. Todėl pamatų pamatas jums yra Dievo žodis, mums yra mūsų asmeninis santykis. Ir mes kartais sakom, naują prieškimą. Aš noriu paklausti, ar tai, ką žinai, jau darai? Ar tai, ką žinai, jau darai? O toliau jau giliau pradėsim, bet ar ta pradžia jau yra? Amen. Ar tik perskaitai ir žinai, kad, taip, labai gerai melstis, aleliuja, amen. Bet ar tikrai pradėjai? Ar tikrai pradėjai? Amen. Ar tikrai pradėjai? Ar tikrai yra tas? Ar tikrai tu turi tą pokalbį su juo santykis? Ar tikrai tu pradėjai? Ar tai yra? Ar dar pakol kas tik žinau, kad gerai? Ir ką naujo čia duosit? Palauk, o tai, kas šitas jau padarai? Amen. Tai kas svarbiausia, ar pamatas jau yra? Amen. Ir ką pabaigdama pasakysiu, taip greitai prabėgo laikas, iš tikrųjų nesitikėjau, apie tai, kas svarbiausia. Ir šiandieną, jeigu žinot, mes rytoj minėsim, bus metinės mūsų brangaus brolio Raimundo išėjimo. Ir mes tikrai turim visada prisiminti, kad mes turėjom savo tarpę tokį nuostabų žmogų, kas jį pažinojo, prisiminti, dėkoti Dievui. Bet aš apie jį galvojau ir aš mačiau tas paskutinės jo akimirkas. Ir tai buvo žmogus, kuris tikrai visada buvo maldos žmogus. Gali paliudyti jo sūnus, kuris matė jo šeimą, kad tai buvo žmogus, kuris mėgo melstis bet kada, bet kur. Bet žinot, kai aš mačiau tas dienas paskutinės iki jo iškeliavimo, jisai pas mus tarnavo, kas nežino, nuostabiai pasišventusiai ir po to susirgo ir mirė. Bet aš mačiau jį taip, kuris be važiuotų, jis va taip va su šlovinimu važiavo, va taip va. Jis visur klausė. Tai nebuvo jo fonas, tai buvo kažkas, kur jo širdis tiesiog prilipusi buvo. Ir ypatingai tom dienom, kai jis nežinojo, kaip čia viskas pasisuks, nes visgi buvo... Žinot, 4 stadija tai yra tos, kaip sakant, tu žinai, kad gal ir nedaug liko. Ir tu tada intensyviai darai kažką, kas yra svarbu. Ir kas yra svarbiausia. Ir aš mačiau žmogų, kuris, kad ir jam blogai, jis ten, atsimenu, kraustėsi, jisai klauso ten ir Jevgenijaus šlovinimą giesmės įsijungėsi. Tiesiog ištisai gieda, klauso, ištisai. Ir su visą šitą istoriją perskaitysiu, kad Ekleziasto knyga 7:4 išmingųjų širdis yra gedulo namuose, o kvailių linksmybių namuose. Ir aš, kai žinot, jį pamačiau, aš supratau, kad va, tokia būsena, jinai turi būti mūsų visų nuolat.
Tai yra pats svarbiausias dalykas. Kur mes važiuojam, ką mes bedarom, visada arti jo, visada su juo kontakte, visada kontakte. Visada tai, kas svarbiausia. Žmonės daro paskutinę akimirką tai, kas yra svarbiausia. Visada aš jo ieškau, visada mano širdis jo ieško, nes mūsų dėmesį tiek daug nori užvaldyti dalykų. Yra netgi dar paskaitysiu tą rašto vietą, kad sako, pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė, sukilę geismai kitiem dalykam, nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingams. Evangelija pagal Morkų 4:19. Ir būtent tiek daug dalykų sukyla, tiek daug rūpesčių valdo mūsų sąmonę, ten gal ir groja tas šlovinimas, bet tarp kitko, o protas, mintys kažkur. Ir čia tu pamatai žmogų, kuris susikoncentravęs visų savo protų, visą savo širdim. Ir aš tai tikiu, kad tai yra mūsų visų pamatas, būtent toksai. Ieškoti taip stipriai jo nuolatos. Nuolatos, kur aš benueinu, aš nuolatos trokštu jo artumo, aš nuolatos jo ieškau, aš nuolatos esu su juo, nuolatos, giedu jam, kalbu su juo, kaip tada aš toj Maksimoj, ateina narkomanai, o aš su juo kontakte, aš Dieve, ką tu nori pasakyti, aš nuolat su juo bendrauju, šventoji dvasia patarėja, šventoji dvasia, ką tu nori, va dabar aš klausiu, šventoji dvasia, jeigu tu nori, kad mes taip darytume, tegul taip nukreip kelius, sako, tu nukreipi kelius, tie, kurie pasitikė tam, tu nukreip. Jeigu tas sprendimas pakenks man, sustabdyk, kad neįvyktų, pastoviai kontakte, pastoviai bendrystė, šventoji dvasia, mokyk mane, guosk mane, apreikšk man, pastoviai su juo kontakte, mano dėmesys į jį, kas vyksta mano gyvenime. Ar tu nori, kad aš toliau šlovinčiau tave, toliau pasitikėčiau, nuolat kartu su juo. Nuolat bendrystė. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas mūsų krikščionybei. Bendrystė su juo. Ir kai tu pradėsi su juo bendrauti, tau nebetaps sunku tie bendri susirinkimai. Mes matysim vis daugiau žmonių, kurie bėga čia, jungiasi melstis, nes aš noriu dar daugiau jo ramybės, kurie ateina su artumu. Dar daugiau jo džiaugsmo, kurie ateina su jo artumu. Dar daugiau pergalės mano gyvenime, kurie ateina su jo artumu. Dar daugiau pokyčio, kuris ateina su jo artumu. Yra priklausomybių, kaip jūs žinote, yra toks pastorius ir jo tėvas liudė, sako, kiek jis bandė išsilaisvinti. Niekaip. Ir jis kartą užsidarė ir sakė, aš ieškosiu tavęs, Dieve, kol tu išlaisvinsi mane iš narkotikų, visa šeima kentėjo per Esvietą berods. Ir žinot, jisai sakė, taip šaukėsi, jis ten šaukėsi, jis raudojo, jisai kvietė Dievo artumą ir jis išėjo iš ten. Ir jis išėjo kitas žmogus, jis daugiau niekada nevartojo. Ir jisai liūdėjo nuo scenos. Bet tai padarė jo artumas. Aš būsiu, kol tu mane pakeisi. Aš būsiu ir eisiu, kol tu man duosi savo ramybę, išgydysi mano širdį. Aš būsiu, trokšiu tavęs, gėdosiu tau, kalbėsiuosi, verksiu, atiduosiu naštas. Tai ne tik religinė malda, kur aš atlikau pareigą ir išėjau. Tai yra meilės puota, kur tu ateini pas mane. Tu ateini ir viską keiti. Ne kitus ten auklėjai kažkur. Mane visų pirma. Mane visų pirma. Ir aš šiom dienom ir taip matau, jau kažkoks nerimas ir anksčiau, eik ir nurimk jo artume. Eik ir nurimk jo artume. Ir dar gal viena tokia istorija liudijančia, kas žinau, yra toks Eduardas turi reabilitacijos centrą. Ir kaip apgaviku atrodo apgavikas, jau ten net kunigus apgavo, pastorių apždūrė, kaip sako, tokį tai tik tai, nežinau, ten kapas ištiesin, žinai. Bet jo pokytis prasidėjo, kada, sako, aš ateidavau reabilitacijoje, pasidedu kėdę ir aš žinau, kad atėjau jo artumą. Ir kalbuosi. Ir šiandien žmogus, kuris po direktoriaus yra antras reabilitacijų, kuris mokslus aukštus mokinasi, narkomanas, visų nurašytas, apgavikas. Kaip? Duok ir man šitų vaistų, keičiančių viską. Jaunystės vaistų, džiaugsmo vaistų. Gydytojo išrašyk tabletę jau yra jo artumas. Eik ir pasiimk.
Amen. Ir su tuo šiandieną aš pabaigsiu šitą žodį. Eik ir pasiimk šiandien. Eik ir pasiimk, kalbėk. Nors tyla, nors nieko nevyksta, kalbėk su šventąja dvasia. Su Jėzum. Kalbėk su tėvu. Pasiimk savo džiaugsmą, savo išgydymą. Pasiimk. Pamilk jo artumą. Tegul tai nebus gąsdinantis. Tai bus tas, kur tu bėgi. Kur dar meilės puota? Aš noriu būti. Noriu būti meilės puotai. Amen. Dieve, dėkoju tau už tą žodį, kurį tu davei man šiandieną išsakyti. Dieve, aš meldžiu Dieve, kad tas troškimas, Dieve, bendrauti su tavim gimtų šiandieną žmonių širdį. Viešpatie, Dieve, kad žmonės būtų atsargus ir tikrinantis viską su Dievo žodžiu, kad neperžengt tavo mokymo ribų, Viešpatie. Aš dėkoju tau, brangi šventoji dvasia, kad tu esi mūsų tarpe ir kad tu mokai savo tautą, ką nori pasakyti, Viešpatie, Dieve. Aš dėkoju tau, Viešpatie, Dieve, ir laiminu tau brangų ir šventą vardą, Dieve. Dėkoju tau, Dieve, kad padėjai išsakyti ir meldžiu, Dieve, kad šitas žodis jisai nepraplauktų, bet pasisėtų į žmonių širdis, į žmonių protus ir sudygtų kaip sėkla. Ir atneštų, Viešpatie, Dieve, vaisių 30-eriopą, 60-eriopą ir 100-eriopą, Viešpatie. Aš dėkoju tau, Viešpatie, Dieve. Dėkoju tau, Dieve. Dėkoju, kad kiekviena rašto vieta, kurią mes skaitėm šiandieną, jinai striktų į žmonių širdis, Viešpatie. Kad jie prisimintų šitą žodį, Dieve. Kad jie pradėtų su tavim bendrauti. Imtų džiaugsmą, imtų pergalę iš tavo artumo, Dieve. Viešpatie, tik tavo artumas gali mus pakeisti, gali padaryti mus kitais žmonėmis, Dieve. Viešpatie, Dieve, tik tavęs mes trokštame, mes čia renkamės dėl tavęs, nes tu esi mūsų troškimas. Renkamės į tavo meilės puotas, Viešpatie, kur tavo šventoji dvasia aplanko mus, nuramina mus, gydo mus, atstato mus, keičia mus. Mes dėkojam tau, brangi šventoji dvasia, mes norim dar daugiau tave pažinti, tavo žodį. Ir dėkojam tau, kad tu darai mūsų širdyse, Dieve. Trokštam tavęs, Dieve, trokštam tavęs, Dieve, trokštam tavęs, Dieve, trokštam tavęs.